Taigi, išaušo viena įstabiausių gegužės mėnesio dienų - mamos diena. Su tuo vardu aš nekartą esu sakius, kad susiję labai daug. Motina tai yra ir tėvynė, ir žemė, ir laisvė, meilė. Pagaliau mes visi, mes gimėm iš motinos. Taigi, mielos mamos, orkestras jau su jumis pasisveikino, o dabar sveikinamės likusieji sveikatos, laimės, džiaugsmo, kantrybės, gražaus taikaus dangaus ir viso ko geriausio. Būkit laimingos. Na, čia užrašyta koncertas, bet tai nebus koncertas. Jeigu yra šventė, tai šventė yra būtinai su daina, net su šokiu, vietos, kaip matot, palikta. Taigi, turit daininėlius, kas neturi, tai pasidalinkit, atsiverčiam. Jeigu nemokat tos dainos, paklausot pirmą eilutę, gal posmelį, o paskui prašom dainuot. Jeigu nedainuosit, tai kas tada per šventė? Būtina dainuot. Mes esam daininga, nuostabi tauta, dar turinti savo gilias šaknis. Ir to šaknis yra ir motinoj, ir dainoj. Taigi, šalia kariuomenės orkestro jo dirigento majoro Egidijaus Ališausko dar yra Ratilai, Blezdinga. Taigi, Vita, Litė, Vaidas, Veronika, Valdas, Mantas, Darius ir Paulius. O paskui ateis ir jų vaikai, o mano anūkai. Ir turėsit jiems pritart. Čia žodžių nėra, bet dainos labai paprastos, žinomos iš vaikystės. Taigi, sėkmingo dainavimo kartu ir gražios šventės kartu su mumis. Aš labai atsiprašau, bet man sudėtinga stovėti, leiskit, aš atsisėsiu. Sėdi motinai ant kelių, mažasai sūnelis, o po kojų motinėliai sukasi rate. O po kojų motinėliai sukasi rate. Sūnelį, kaip lietuvių būti, o jei priešai puola šalį, už laisvę žūt. O jei priešai puola šalį, už laisvę žūt. Lietuvoj, mylimas sūneli, ginklas svetimtaučių rankų, tėviškės name. Ginklas svetimtaučių rankų, tėviškės name. Jeigu šaus tave į kovą, už laisvę kautis, neužmirški sūnau mano, gėda yra trauk. Neužmirški
ačiū dainavusiems, aš dabar galvoju, kas labai nebijot saulės, tai ten tikrai švaru galima atsisėsti. Ar gal dar kokių kėdžių yra, ar kokių suolų, kompaniją atneškit, žmonių yra, norinčių atsisėsti tikriausiai. O dabar, aš negalėsiu sakyti, kad labai smagi, bet žinokit, gera daina, kai sudainuoji, tai net lengviau pasidaro. Vai tu žirge. Ar aš ne taip? Sakiau. Kadangi gegužės mėnesį ypač mano kartos žmonės ir tie, kurie gyveno kaime, prisimena kaip šventę Mojavines, kada kiekvieną vakarą kaimas būdavo bažnyčia, ar nebūdavo, būdavo kunigas, ar nebūdavo, susirinkdavo prie kaimo kryžiaus apipinto vainiku ir būtinai giedodavo šią giesmę. Ją kažkada parašė garsus mūsų kompozitorius Naujalis ir žodžius sudėjo vyskupas Antanas Baranauskas. Šiaip ją giedodavo šią giesmę tik gegužės mėnesį, daugiau praktiškai niekur.
Aš atsimenu dar gerai, kada mano kaime giedodavo ją dzūkiškai. Keitėsi truputėlį žodžiai, kai kur keitėsi melodija, Lietuvoje jinai buvo labai populiari. Na ir mes, Dieve, dingsta kryžiai, dingsta kaimai ir mes su Blezdinga įrašėm kompaktinę plokštelę ir kartu įdėjom šitą giesmę. Dar aš čia prieš gal kokius 25 metus, aš turėjau tetą 90 su viršų metų, nuvežiau dovanų į Dzūkiją, pusbrolis ten paleido tą giesmę, teta paklausė ir sako, ne, nu šitaip tai bažnyčion tai niekas negėda. Galvoju, Dieve. Tai sakau, tai teta, o kaip tom bažnyčion gėda? Nu tai tai gėda taip kaip kaimo moteriškės. Tai tik laukišį taip gėda, o bažnyčio ne. Tai sakau, kaip tom bažnyčion gėda. Bažnyčion yra choras. Nu, žmonės kaip parašyta, taip ir skaitydavo choras. Tai sakau, tai kuo skiriasi choras nuo to paprasto gėdojimo? Choras tai yra išlyginta balsai ir visi dainuoja su lygumu, tokiu, jūs tai va viena veda, o bažnyčion tai veda ir 4 moteriškės, ir 5, ir būna lygus balsai. Tai sakau, tai teta, tai negalime tos giesmės. Tai jūs kaip gėdat, tai gėdat kaip kokių dainų. Tai sakau, tai negalima jos. Galima, bet siktais ne bažnyčion ir su choru tai neišeina. Tai padainuokim, pabūkim, nežinau, ne tuo, net choru tuo, bet giesmė yra tikrai labai, labai graži ir labai, labai sena. Sveika Marija, Motina Dievo, dangaus mums duota, naujoji Ieva, atkreipk mus teikės savo širdyje, melstuos mus Dievą, sveika Marija. sveika Mergelė, nesuteptoji, kančioj mus guodi, ligoj globoji, o kvepiančioji, dangaus lelija, duok sveiką orą, sveika Marija. tu žemė Nei Dievą, gimdei penė.
žmonės, naikink rūstybę, visoj širdyje suteik ramybę, sveika Marija. O karalienė, Visų šventųjų išgirsk meldimą, žmonių kaltųjų, neleis mums žūti baisioj ugnyje, nuvesk į dangų, sveika Marija. neleis mums Žūti baisioj ugnyje, nuvesk į dangų, sveika Marija. Ačiū, kad gėdat ir kad dainuojat. O dabar aš noriu pasikviesti savo anūkus. Mantautą, Daugirdą, Norvydą Žaibu pas mane. Mes padainuosim mano tėvuko išmokytą dainą. Tai buvo tada, kai Lenkai buvo užgrobę Vilnių po Lietuvą. Lietuvoje šita daina buvo tikrai labai dainuojama visokiausiais variantais. Bet jų jau dabar prosenelis, tai išmokino mane, ją dainavo jų tėvai ir dabar jie dainuoja patys. Taigi, ką ten reikia dabar dar pasakyti? Paaiškinti. Nesakysi. Nu gerai, tiek to. Labai jaudinėsi, taip? Nu, tai tvarkoju, aš pasakysiu. Kas moka, tikrai daina yra ganėtinai žinoma. Kas moka, tai dainuokit tuoj pat. Čia žodžių nėra. O kas nemoka, tai bent jau pakartojimus. Pažiūrėk. Lik sūneli Mano brangus, merkabėja kelias, žiauriai žiūri priešo akis į tavo lopšelį. Žiauriai žiūri priešo akis į tavo lopšelį. Tavo tėvas narsus buvo, tėvynę mylėjo ir užpilį Gedimino galvelę padėjo. Ir užpilį Gedimino galvelę padėjo. Tu užaugsi, būsi narsus, stiprus ir galingas. Savo priešams būsi baisus, vargšam gailestingas. Savo priešams būsi baisus, vargšam gailestingas. Jei tu pilį Gedimino
su trispalve vėliava papuošė. Tėvo kapą su trispalve vėliava papuošė. Aš tau kardą išvalysiu, žirgą pabalnosiu. Tavo brangus sūneli, tėvynei aukosiu. Tave, o brangus sūneli, tėvynei aukosiu. Už Lietuvą. Už Lietuvą. Lietuvą. Norvydai. Ar reikia sakyti? Ačiū. Dėkok, negailėdamas. Nusilenki dar kartą ir išeiti. Padėti mikrofoną. Bėkit. Mikrofonus čia palikit. Na, o toliau, kai sūnų išleidai į laisvės kovas. Lietuvių dainose motina visados verkdama liepia sūnui eit gint tėvynės, nes niekas kitas jos neapgins, tik vaikai. Ir yra daug dainų. Tada pačios žiauriausios dainos būna tada, kada kareiviams, sakysim, okupacijos metu reikėdavo kariauti prieš visai nereikalingus, nežinomus žmonės, juos siųsdavo į karą. Tai būdavo vienos žiauresnių dainų. O šita yra, atrodo, partizaninė daina. Prašau. Sūnų išleidai į laisvės kovas, tu nubraukė ašarą tyrą, pašvaistė ties pamiške plėtės rausva, kai nešė kulkos vaidžius vyrai. Pašvaistė ties pamiške plėtės rausva, kai nešė kulkos vaidžius vyrai. Ta naktį dangus negesino žvaigždžių, aušra nusigandus nušvito. Ir kraujas iš daugelio vyrų širdžių
saulė pavirto. Kosvaidžiai grojo per dieną ir per naktį, nuo salvių aidėjo žalias miškas. Kiekviena gėlė buvo baimės pilna, kiekvienas žmogus buvo piktas. Kiekviena gėlė žmogus buvo piktas. Kai buvo įsakymas mūšį nutraukti, sustojo kariai tartum žvakės. Už saulę ir mėnesį švietė skaisčiau, išlikusių karžygių akys. Už saulę ir mėnesį švietė skaisčiau, išlikusių karžygių akys. Novakausko valsas gėlelė, tai va čia ta gėlelė ir bus visoms mamoms. Bet vyrai ir moterys, čia yra laisvos vietos. Joks susirinkimas toks kaip šiandien neapseina ne tik be dainų, bet ir be šokių. Taigi, valsas, kurį reikia šokti. Galit rateliais, galit po du, galit kaip tik norit. Prašom. Šokiai. Kimbam. Ateikit, ateikit, ateikit. Ateikit.
Ačiū bravo šokėjams. Na, o dabar kviečiu šeimą. Taigi, Mantas Kauzonas ir jo dukra Milda. Ką jie darys, nežinau. Ar dainuos, ar gros, o gal viską iš karto. Kažkada, ne kažkada, prieš nepilnus metus mes kartu visi įrašėm tokią kompaktinę plokštelę, kuri vadinasi Genties rate. Ten šeimos kartu dainuoja. Kai kas, ir mano anūkai, ir mano čia visų bičiulių vaikai ir seneliai, tam kompakte įrašėm, ką mes šiek tiek mokėjom. Jis nėra komercinis, jo nusipirkti negalime, bet galime paspausti tą, kaip ten nuorodą ir jums išlys Genties rate. Taigi, Kauzonų šeima tik be mamos. Jo, mano motina yra žemaitė, o mano šiaip gimtoji tokia šnekta yra dzūkų, tai nelabai moku žemaitiškai, bet bent jau tą progą parinkom dainelę žemaitišką, bet dainuosim ne žemaitiškai, literatūriškai ir labai paprašysiu, kad pritartumėt ir jūs, nes jinai tokia ganėtinai žinoma daina Oi, motin, motin. Oi, motin, motin, motinėlė mano, oi, motin, motin, motinėlė mano, oi, motin, motin, motinėlė mano, kodėl nepagimdei manęs akmenėliu, oi, motin, motin, motinėlė mano, kodėl nepagimdei manęs akmenėliu. Kodėl nepagimdei manęs akmenėliu, kodėl nepagimdei manęs akmenėliu, kodėl nepagimdei manęs akmenėliu, kodėl nepastatei šalia miškelėlio, kodėl nepagimdei manęs akmenėliu, kodėl nepastatei šalia miškelėlio. Tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, kaip husarai joja, dainelės dainuoja, tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, kaip husarai joja, dainelės dainuoja, tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, o mūsų broliukai vargose dejuoja, tai aš būčiau matęs, kaip husarai joja, o mūsų broliukai vargose dejuoja. Ačiū labai, Milda. Taigi, po to, oi, aš čia visai susipainėjau, Pauliaus šeimyna, Smiltė, žmona Goda tikriausiai, ir nežinau, ar jie atsinešė gluosnę 10 mėnesių, tai nežinau. Yra apačioj, sakė, galėsit paskui pažiūrėti, kaip atrodo, būsimoji dainininkė. Žodžių nėra, bet labai jie paprasti, tuoj pat išmoksit. Augo verbela ant didžio dvarelio, oi vynas, vynas, vynas žaliasai.
žvirbelės, gražios šakelės, oi vynas, vynas, vynas žaliasai. Ant tų šakelių gaili raselė, oi vynas, vynas, vynas žaliasai. Išeik mergelą ant didžio dvaralio, oi vynas, vynas, vynas žaliasai. Susemk mergelą gailių raselį, oi vynas, vynas, vynas žaliasai. Gailių raselį, šilkos karelį, oi vynas, vynas, vynas žaliasai. O šitų vynų kapų kiaušinėlių, oi vynas, vynas, vynas žaliasai. Kapų, kapų, 28, oi vynas, vynas, vynas žaliasai. Na, o dabar vėl kviečiu savo anūkus, kito sūnaus. Dainą visi žinot jau net mintinai nuo pat vaikystės. Tik noriu pasakyti, kur jūs? Viltaute, Titai. Ai, jau jūs čia gerai. Titas šiais metais jau turi 2 stambius prizus. Prancūzijoje buvo akordeonistų kažkoks vaikų konkursas. Kiek žinau, jis gavo 1 vietą. 1 vietą. Čekijoje 1 vietą. 1 vietą. Važiuos dabar į Italiją. Tikiuosi irgi 1 vietos. Taigi, mano tėvelis buvo kalvelis. Beveik teisybė, nes jų tėvas skulptorius. Už tą žagrelę gavos katiką, tik tykum tak takum gavos katiką, tik tykum tak takum gavos katiką. Už tą katiką pirko ridiką, tik tykum tak takum pirko ridiką, tik tykum tak takum pirko ridiką. Vaikai sustoja ridiką rovė, tik tykum tak takum ridiką rovė, tik tykum tak takum ridiką rovė. Vaikai sutūpė ridiką lūpė, tik tykum tak takum ridiką lūpė, tik tykum tak takum ridiką lūpė. Vaikai susėdė ridiką ėdė, tik tykum tak takum ridiką ėdė, tik tykum tak takum ridiką ėdė. Taigi dabar vėl kariuomenės orkestras, bet ką gros per Vilniaus miestų? Ai, tik visi ateikit.
Aliai tekėjo, ei valiai valiui Lietuva. Vyno upeliai tekėjo. Kareivėlių stovėjo, ei valiai valiui Lietuva, pulkas kareivėlių stovėjo. Pulkas kareivėlių stovėjo, su jaunom mergelėm kalbėjo. Mergelėm kalbėjo. Su jaunom mergelėm kalbėjo ir kančią mylę vadino. Ei valiai valiai Lietuva ir kančią mylę vadino. Čemėlę vadino, už baltų stalelio sodino. Ei valiai valiui Lietuva, už baltų stalelio sodino. Už baltų stalelio sodino. Žaliųjų vynelių girdino, ei valiai valiui Lietuva, žaliųjų vynelių girdino, žaliųjų vynelių girdino, aukselio žiedelį žadėjo, ei valiai valiui Lietuva, aukselio žiedelį žadėjo, ei valiai valiui Lietuva, aukselio žiedelį žadėjo. Ei valiai valiui Lietuva, aukselio žiedelį žadėjo. Na, o dabar kviečia Mockevičių šeimyną. Turėjo būti Neringutė, bet ją pakeis, jeigu neklystų, Martynas. Didesnis truputėlį. Jūs berods, ar čia mamos daina? Išmokta iš mamos? Mama irgi dainavo, bet išmokom tai ne iš mamos. Aš noriu tik pasakyti, kad jie turi jau ypatingų metų mamą. Jai prieš porą savaičių suėjo 90. Sveikinam. Tikriausiai girdit mus. Tai čia irgi mūsų šeimyna nori visas mamas čia susirinkusias pasveikinti, ir dzūkės, ir žemaitės, ir suvalkietės, ir vilnietės. Tai mielos mamos, būkit mylimos savo vaikų, anūkų ir visų žmonių. Mama yra pats geriausias gyvenime turtas. Tai jums dainuojam. Nemuno krantu kareivis gulėjo pakėlis galvelį, in dangų žiūrėjo pakėlis galvelį.
kareivėlį. Gana tau gulėse jau tavo pulkelis, viešu keliu traukia jau tavo pulkelis, viešu keliu traukia. Tegul jis sau traukia, tegul sau žygiuoja per žalių girelį, dainalas dainuoja per žalių girelį, dainalas dainuoja. prašysiu žuvelių, Margus lydekėlis, kad nuneš žinelį, mano mocinėlai, kad nuneš žinelį, mano mocinė. aš plaukti nenuplauksiu, žinios nenunešiu gilam nemunėlį, drumzlus vandenėlis gilam nemunėlį, drumzlus vandenėlis. gulė kareivėlį, Nemuno kranto vėlai vakarėlį, kukuos staugia gulė vėlai vakarėlį, kukuos staugia gulė vėlai vakarėlį, kukuos staugia gulė, o ankstų rytelį verkstavimo tulė, o ankstų rytelį verkstavimo tulė. Nežinau, o veikia, kaip neveikia. O dartės irgi viena šeima iš Ratilų, tai būtent Lengvinai. Tėtis, mama ir dukra Anelė. Kur jūs? Neskubėkit ir būsit pirmi. Labai lengvi žodžiai, pamatysit. Išgirsite. Perlėkė žąsis per ežerėlį, perlėkė žąsis per ežerėlį, oi žiūžiu žem, žem, žem per ežerėlį, oi žiūžiu žem, žem, žem per ežerėlį. Per ežerėlį raudons varelis, per ežerėlį raudons varelis, oi žiūžiu žem, žem, žem raudons varelis, oi žiūžiu žem,
pirmoj kamaroj mergytė verpė, oi žiū, žiū, žem, 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 mergytė verpė, oi žiū, žiū, žem, 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 mergytė verpė. Antroj kamaroj mergytė rašė, antroj kamaroj mergytė rašė, oi žiū, žiū, žem, 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 mergytė rašė, oi žiū, žiū, žem, 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 mergytė rašė. Trečioj kamaroj mergytė verkė, trečioj kamaroj mergytė verkė, oi žiū, žiū, žem, 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 mergytė verkė, oi žiū, žiū, žem, 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 mergytė verkė. Na, o dabar vėlgi daina, kuri yra jau čia žodžiai, yra Mėnulis tikras tėvas jo. Oi Dieve, pamirštu aš šitą įtaisymą. Bet jūs girdit mane ir taip. Šitą aš noriu tik pasakyti, kad ją dainuos irgi dienos šeimos, dabar vadinkim taip, atstovė. O ta šeima tai yra dirigento majoro Egidijaus Ališausko dukra. Jie dainuoja, paskui išgirsit ir sūnų dainuojant, bet negirdėsit mamos. Mama yra kanklininkė ir vadovauja ansambliui kanklių šitos konservatorijos, muzikos akademijos, ir tas ansamblis, ar kaip jį ten pavadinti, yra išvykęs į Suomiją į konkursą. Sušokim jiems sėkmės. Sėkmės! Nu, va ir išgirdo. Taigi, Akvilė, tėtis, Egidijus Ališauskas ir orkestras Blėsdinga ir Atilai.
ilgai, ilgai išlavėjo, jos užliuotas užmigai, o priešas pastebėjo, jos užliuotas užmigai, o priešas pastebėjo. Aušovinių turėtų, turės ir vis pavojai, paskurtiniuoju pats save, tėviniai paukojai, paskurtiniuoju pats save, tėviniai paukojai. Daugiau ereliai nesklaidys, nei šilko parašiutai, sesės jei žinot kvapą jo, prasikit daug, daug grūdų, sesės jei žinot kvapą jo, prasikit daug, daug grūdų. Na, o dabar, jeigu šitos dainos nedainuosit, o svarbiausia nešoksit, čia dainuoti ir šokti reikia kartu, tai aš naktį baisiai sapnuosius. Kaip ten ta? Kur tu, Egidijau? Tu Lietuvoje. Lietuva. Ne. Ai, šešu. Susitarkit, Veronika. Atsiprašau. Šitą tik dainuokit, bet šokt negalima. Atsiprašau. Jau baigėsi koncertas, tai...
tauta tau skiria gražų vardą, nežinomo kario kapai, šlovė per amžius, tau didvėlė, mirti mums laisvę atpirkai, šlovė per amžius, tau didvėlė, mirti mums laisvę atpirkai, o jeigu žūsim visi lyg vienos, už brangią žemę Lietuvos, nepagailėsim savo jaunystės, bet nevergausim niekados, nepagailėsim savo jaunystės, bet nevergausim niekados. Na, dar keli žodžius noriu pasakyti prieš tą dainą, kai reikės ir dainuoti ir šokti. Čia dabar jau bus tikrai. Noriu visiems padėkoti, kad buvot kartu čia su mumis, kad kartu šventėm ir palinkėti vieno dalyko, svarbiausio. Mielas jaunime ir mieli tėveliai ir seneliai svarbiausia. Skatinkit savo jaunas poras užsiimti labai rimtų darbų. Lietuvai trūksta vaikų. Nebus vaikų, nebus mūsų. Darykim viską, kad po mūsų būtumėm mes. Tu Lietuva, tu mano, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, šalala gimtinė. O Lietuva, tu mano, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, šalala gimtinė. Kur šokiai? Mane sena motinėlė migdė ir nešiojo, 20 menų medelių karą dovanojo. O Lietuva, tu mano, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, šalala gimtinė. Panevėžės launas miestas, mūras nuramotas, ir kas metai mūsų brolio premjeros nustotas. O Lietuva, tu mano, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, šalala gimtinė. O žolėlį tu mergelį, kodėl nežaliuoji, brolukėlį tu jaunasai, kodėl nedainuoji. O Lietuva, tu mano, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, šalala gimtinė. O Lietuva, tu mano, tu graži tėvynė, Lietuvėla, tu mano, šalala gimtinė. Seniai buvau, parmotų laikiami. Seniai valgiau, balto pyragėlio. Seniai geriau, žaliojo vynelio. Ir užėlės kelaliai, baltais dobilales,
Yra žiryte atsieta keliai, pilkais akmenaliais. Aš tuos baltus dabilalius dalgelį pakirsiu. Aš tuos pilkus akmenalius runkelėm nurisiu. Avis dėl tai parmutulį kiemelį neisiu. Avis dėl tai sumutulį vynelę išgersiu. Lukai, Akvilė, čionai. Ačiū. Taigi, graži šeima, kaip ir sakiau. Tėtis, dukra Akvilė, sūnus Lukas ir mama šiuo metu groja Suomijoje. Eisim, braliukai, eisim namolę, eisim sesiūlais pro šalį goj, aušte aušrela, tekės saula, greit prasidės nauja diena, aušte aušrela. Ačiū. Ačiū orkestrui, ačiū jo vadovui, majorui Egidijui Ališauskui. Ačiū Vitai, Litai, Vaidui, Veronikai, Valdui, Mantui, Pauliui ir Dariui. O labiausiai Veronikai. Gražios motinos dienos ir atsiminkim, motina ir tėvynė viena, nebėkit iš jos jaunime. Reikia vaikų, reikia jaunimo, tada ir bus dainų, ir šokių, ir daug džiaugsmo, ir laimės, ir Lietuva bus didelė ir graži šalis. Ačiū labai jums, gražios dienos.